Remigijų vėl kažkur nufotografavo su kažko važiuojantį ten, kas ten, kaip ir kur ir panašiai. Tai ir kur nebuvęs visur Žukauskas, bet man labai patiko praėjusią savaitę po mitingo vertybininkai susitiko. Jeigu matėte, šalia yra Seimo subarinas garsioji, kur ten visus, kaip aš sakau, skersai išilgai rašinėja, perrašinėja, nufilmuoja, perfilmuoja ir sėdi ten Liepa Žilnienė, sėdi kiti LRT žurnalistai, sėdi Eugenijus Gentvilas, sėdi Petrošius, sėdi Domas Griškevičius, nes tie visi, kur čia Seime labai apie vertybės. Nu ir ten iš šono nufotografuoja, deda nuotrauką ir panašiai. Ir aš tada klausiu, ačiū Karoliui Žukauskui, gal irgi kažką nufotografavo. Tai kai manęs klausė, kaip sako, tu jautiesi, sakau, žiauriai gerai, žinai. Aš sako, dėl, sakau, nes tas žmogus, kuris fotografuoja, jis jaučia satisfakciją. Aš pamenu, Palangoje ar Klaipėdos pliaže buvo tie tokie iškrypėliai, vienas iš tualetų fotografuodavo moteris tenais, kitas dar kažkur padarydavo. Tai man dabar toks panašu, kad yra Lietuvoje 1-2 žmonės, kurie turi kažkokią priklausomybę vaikščiot paskui žmonės, tai iš tualeto, o gal ir iš tualeto fotografuoja, nežinau, gal kada nors irgi pagaus kokią moterų pliažėjybę fotografuojančių. Ir aš vis galvoju, šeima, kaip jo turi šeima reaguoti? Man visą laiką kyla klausimas, jisai vedęs, nevedęs, nežinau, su moterim ar su vyru gyvena, čia matyt nėra tos reikšmės. Aš galvoju, kaip turi jausti žmona? Jis, pavyzdžiui, išeina į kokį susitikimą su draugiam kavos išgertinė. Tai ką jisai ant dviratuko mina ir fotografuoja. Ten koks penktadienio, ketvirtadienio vakarą su draugiam sako, davai einam į kokį kaboką, išgersime kokteilį, pabūsim, pasišnekėsim ir panašiai. Tai ką jisai bėga fotografuoja. Tai aš įsivaizduoju, kad žmona matydama, ar ten žmoginas matydama situaciją, tai ką jis dabar daro, jinai turėtų įsigąsti. Ir aš neįsivaizduoju, kaip gali gyventi su tokiu žmogumi, kuriam, akivaizdžiai yra priklausomybė fotografuoti, sekti, žiūrėti. Ne tai, kad iš darbo, kaip vyko ikiteisminio tyrimo pareigūnai, kaip atlyginė, ne, o čia iš tokio malonumo. Tai man, sakau, man tai tokie dalykai, man labai primena ten, sakau, Klaipėdos ar Palangos, kur iš tualetų moterų fotografavo. Tai toks aš jau dabar žiūriu ir jau taip mes jau juokiamės ir sakau, žiūrėkit, šitas bachūras turi tikrai tam tikrų kažkokių tai problemėlių.